Sveiki! Džiaugiuosi sveikindamasi su jumis Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbių Svajonių šuo pažink veisles metu. Tai pokalbiai, kurių metu galėsite išgirsti pasakojimų iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų, veterinarų apie jų ilgus metus mylimas ir puoselėjamas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės ne tik geriau pažinti mūsų augintinius, bet ir išsirinkti savo svajonių veislę šuns dar neturintiems. Taip pat kviečiame apsilankyti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei meisteršunis.lt. Čia rasite ne tik straipsnius apie įvairias šunų veislės, tačiau ir daugybę kinologijos entuziastams naudingos informacijos. Nuo šiandien išgirsime apie judriuosius bei tvirtuosius Džeko Raselo terjerus ir Parsono Raselo terjerus, dar kitaip vadinamus Džekais ir Parsonais. Žiniomis bei patirtimi apie šias veislės šiandien pasidalins veislyno ultra veisėja Inesa Jankauskienė. Sveiki, Inesa! Sveiki! Labai džiaugiamės Jūs matydami šiandien. Abipusiai, malonu, kad pakvietėt. Tai norėčiau šiandieną pristatyti šias dvi veislės, nes vis dėlto jos turi bendrą istoriją ir vis dėlto apie jas galėtumėm kalbėti bendrai, išskiriant jų panašumus ir skirtumus. Taigi, pradedant apie šias dvi veislės, mes kalbam apie jų istoriją, kuri prasidėjo nuo Devonšyro pastoriaus Džono Raselo, pravarde Džekas, kuris būdamas tikras lapių medžioklės entuziastas, maždaug prieš 150–160 metų nuo įsigytos kalytės Trump išvedė savo urvinių terjerų liniją. Tai buvo drąsūs, ryžtingi, kompaktiškų proporcijų šunys, galintys landžioti po urvus ir lojimu išvaryti arba ištempti žvėrį. Jie turėjo pakankamai ilgas kojas, kad galėtų sekti paskui raitus medžiotojus. Tad šie šunys gan greit išpopuliarėjo ir buvo jau vadinami veisėjo vardu Džeko Raselo terjerai. Ir anksčiau Džeko Raselo terjerai pagrinde buvo mėgstami ir auginami pagrinde tik medžiotojų ir arklių augintojų, nes neretai jie lakstydavo aplink arklides, medžiodavo ten smulkius graužikus. Šiandien jie yra laikomi pagrinde nuosavuose namuose ir daugiabučiuose. Ilgą laiką iš tikrųjų šie šunys buvo laikomi tik veislės entuziastų, kurie didžiausią dėmesį kreipia į šunų darbines savybes, o ne išvaizdą ar parodinius laimėjimus. Ir jie netgi sąmoningai nesiekė tarptautinio kinologų pripažinimo, galvodami, kad tai gali sugadinti būtent jų darbinės savybės, ta prasme nukreips dėmesį į truputį kitus aspektus. Bet nepaisant to, vis dėlto, kad ir oficialieji kinologai ilgą laiką į šios atkaklius darbinius terjerus taip pat žiūrėjo atsainiai ir net su pašaipa, vis dėlto jie ne tik išlaikė įvairią kritiką, bet šiai dienai jie tampa vis populiaresni visam pasaulyje kaip linksmi ir aktyvūs kompanionai bei sportininkai, ne tik vien kaip medžiotojai. Ir daliai veislės entuziastų visgi susitelkus 1991 metais pastoriaus Džeko Raselo terjerai buvo įtraukti į oficialių PCI veislių sąrašą. Ir šiuo metu FCI, Tarptautinė kinologų organizacija, yra standartizavusi dvi su pastoriumi Džonu Raselu susietas veisles. Parsono Raselo terjerus, jų ūgis yra pageidautinas nuo 33 iki 36 cm, artimesnių kvadratui proporcijų, ir Džeko Raselo terjerus, kurių pageidautinas ūgis yra 25–30 cm ir jų proporcijos yra truputį labiau išilgintos stačiakampiu. Jų istorija bendra, bet visgi originaliuoju tuo pirminiu tipu yra laikomi bendrinėj kalboj vadinami tie ilgakojai. Pas mus PCI sistemoje jie yra vadinami Parsono Raselo terjerai. Tuo tarpu, tarkim, Amerikos kinologų
draugija juos vadina Džeko Raselo ir tiesiog Raselo, Parsono Raselo ir Raselo terjerais tiesiog. Tad yra truputėlį ten tokie niuansai dėl paties veislės pavadinimo skirtingose regionuose. Bet šiaip kresnesnius, tuos žemesnius Džeko Raselo terjerus visų pirma pradėjo atrinkinėti ir veisti ne Anglijos, o Australijos veisėjai. Ir jie šį tipą 2001 metais pirmi oficialiai aprašė, pripažino ir standartizavo. Todėl, tarkim, vėlgi Džeko Raselo terjerai dažnai daugiau siejami su Australija, o ne su Anglija, kur vis dėlto originaliai yra kilusi veislė. Patys anglai, tai yra Kennel Clubas, Džeko Raselo terjerus, būtent tuos žemesnius, pripažino ir standartizavo palyginti neseniai, galbūt prieš kelis metus. Iki tol pas juos oficialiai buvo aprašyta tik Parsono Raselo terjero standartas ir būtent to fenotipo šunys galėjo būti rodomi krafto parodose. Lietuvoj iš tikrųjų pirmieji Parsono ir Džeko Raselo terjerai irgi buvo atvežti iš darbinių linijų ir registruoti 2000 metais ir pirmoji vada gimė mano veislyne būtent iš darbinių linijų šunų. O šiuo metu oficialiai kinologų draugijų Lietuvoje yra registruota beveik 600 Parsono Raselo ir virš 1300 Džeko Raselo terjerų. Tai jeigu dar žiūrėti kažkokius tai neoficialius tuos šaltinius, šiaip tenka pripažinti, kad Džeko Raselo terjerai vis dėlto šiai dienai yra labiau auginami negu Parsono Raselo terjerai. Iš tikrųjų, kalbant apie jų išvaizdą, žmonės stebina tai, kad šie šunys tokie skirtingi ir ūgiu, ir proporcijom, ir kailių tipais, ir spalvingumu. Todėl, iš tikrųjų galima teigti, kad Parsono Raselo terjerai tai yra visa terjerų grupė. Ir tikrai kartais terjerų skirtingi šeimininkai susitikę žiūri ir stebisi, kad čia irgi Džeko Raselo terjeras, tai žodžiu, jie tikrai būna labai skirtingi. O šiaip iki tų didžiųjų kinologinių organizacijų pripažinimo šie darbiniai terjerai buvo skirstomi į dvi grupės pagal ūgį, būtent to originalaus tipo ir pagal tą originalią kilmę, kaip ir anglai ilgą laiką pripažino tiktais artimų kvadratų proporcijų šunis. Ir tai pirma dėl to buvo priimtas Parsono Raselo terjeras numeriu 339 ir jame buvo apibrėžtas ūgis nuo 33 iki 36 cm patinams ir nuo 30 iki 33 cm pateliams. Šiaip vėliau pripažinus Džeko Raselo terjerus kaip atskirą veislę standarte 345, jų ūgis apibrėžtas nuo 25 iki 30 cm ir stačiakampio proporcijų, nors tarkim pačioje Australijoje, kur šitas fenotipas buvo būtent standartizuotas ir išveistas, jie ūgį leidžia iki 34 cm, todėl kartais būtent turint australiškų linijų šunis, mes kartais susiduriam su problema, kad šunis perauga tą tokį standartą Džeko Raselo terjero ir toksai jisai gaunasi irgi nei Parsonas, nei Džekas, lyg ir per didelis, bet lyg kitame regione vis dėlto tai yra normalu ir ne brokas. Taigi šiai dienai šias dvi bendrą istoriją turinčias veisles skiria ūgis, kūno proporcijas ir šiek tiek kitokia galva. Visa kita kailio tipai ir spalvų įvairovė, sąlyginai charakteris ir temperamentas yra panašus, kiek mes kalbame bendrai, bet aišku, kiekvienas individualus šuo jisai turi dar savo savybių. Šiaip abiejų veislių Raselo terjerams yra būdingas baltas kailis, o pageidautina dėmių lokalizacija ant galvos ir prie uodegos pagrindo. Gali būti kažkokios tai pavienės dėmės ir ant kūno, bet šiaip jos balta spalva turi dominuoti. Dėmės turi
gali būti įvairių atspalvių rudos, nuo labai tamsios kaštoninės su juodos spalvos priemaišom iki labai šviesios, praktiškai smėlio spalvos, gali būti juodos spalvos ir gali būti trispalvės, ta prasme, su įrodžiu. Balta spalva turi dominuoti, bet nepaisant to, šie šunys vis dėlto turi turėti gerą išreikštą pigmentaciją, tai yra juodas pigmentas, kuris su amžium ryškėja nuo saulės ar hormonų poveikio. Pagal kailio tipą šių abiejų veislių šunys gali būti lygiaplaukiai, šiurkščiaplaukiai ir dažniausiai sutinkami laužto plauko, vadinami brokenai. Ir tai yra tipas tarp šių dviejų pirmų, toksai kaip tarpinis. Ir nors pas mus Lietuvoj ir galbūt netgi, sakyčiau, Pabaltijy labiau pageidaujami lygiaplaukiai šuniukai, galbūt žmonės tiesiog juos labiau žino, bet tenka pripažinti, kad nors šis kailio tipas ir nereikalauja specifinės priežiūros, bet vis dėlto šeriasi gausiausiai ir tai yra vienas pagrindinių nusiskundimų iš tų paprastų šeimininkų. Dažniausiai jų komentaras būna, na tikrai žinojau, kad šeriasi, bet kad jie gausiai, tai tikrai dažniausiai nesitiki, būtent kalbant apie lygiaplaukį. Šiaip lygiaplaukis tipas turi ir poplaukį, bet šiaip ir tarkim, kartais gan ilgą ir gausų ir kietos struktūros akuotplaukį. Dažniausiai sutinkamas yra laužtas, tai šiurkščios struktūros, neilgas kailis, jisai gali turėti mažiau ar daugiau išreikštas barzdelę ir ūsus ir galūnių plaukus. Šis tipas, kaip ir dabar rodomas, buvo gausiai paaugantis, bet mažiausiai šitas būtent tipas mažiausiai besišeriantis, šiurkštus kailis reikalauja trimingavimo, tai yra negyvo plauko pašalinimo. Tiesa, laužto plauko šunim ši procedūra tokia labiau higieninė, o šiurkštausių vis dėlto reikalauja profesionalesnių įgūdžių, nes netaisyklingai triminguojant ar kerpant galima sugadinti ir jo struktūrą, galimas ir spalvos praradimas, o iš tikrųjų tas šuo, ta prasme, pilname kailyje ir nutriminguotas, atrodo absoliučiai skirtingai. Ir ta prasme, tikrai reikėtų vis dėlto tą šunį nuolat palaikyti kažkokioj tokioj estetiniai, tokioj formai. Šiaip visi šie kailio tipai, jeigu yra taisyklingos kailio struktūros, turi šunį apsaugoti nuo aplinkos poveikio ir turi savybę pats išsivalyti, toks kaip teflonas, mes sakom. Ir Raselo terjerai nereikalauja nei dažnų maudynių ar specifinių šampūnų, nebent po purvo nuskalauti vandeniu grįžus iš lauko ir ta prasme, tiesiog išsausinti patį tą šunį. Kas dar liečia patį tą kailį, negalima kirpti, nes jis minkštėja, tada irgi praranda tą taisyklingą struktūrą ir jie neturi būti pliki be poplaukio, kad tas šuo šaltų. Ir irgi dažnai žmonės klausia, ar jiems juos reikia rengti. Aš sakau, kad jeigu šuo jaučiasi pakankamai, turi galimybę judėti, jo rengti nereikia. Mano šunys nemėgsta rengimo, nebent ten yra kažkokios tai indikacijos, kad vis dėlto tą šuniuką reikėtų aprengti. Bet šiaip medžioklėje, urvuose, miške, jie dažniausiai nejaučia jokio diskomforto dėl vėsesnio oro ar kažkokio tai purvo, ypač kai yra apimti azarto. Šiaip verta pažymėti, kad nepaisant kailio tipo ir spalvų įvairovės, šie šunys rinkose teisėjaujami bendrai, ta prasme, kalbant atskirai Parsono Raselo, atskirai Džeko, bet kailio tipai ir spalvos, jos yra bendros ir veisimai taip pat gali būti parenkami skirtingo kailio tipo šunys, o kai kuriuose vaduose gali gimti tiek visų spalvų dėmėtumo, tiek visų kailio tipo šuniukų. Tarkim, tai galbūt irgi toks unikalus dalykas, lyginant su kitom veislėm. Ir iš tikrųjų buvo bandoma juos didesnėse specializuotose parodose išskirstyti pagal kailio tipą ir spalvas.
bet nepasiteisino ta praktika, nes kadangi mes turim tokį unikalų tą laužto plauko tipą, buvo neaišku, kur dėti lengvai laužto plauko šunis, kurie turi tik šiurkštesnę struktūrą ir praktiškai jokių ten kažkokių tai pridėtinių barzdų ar ūsų. Ir kai kurie šeimininkai net nežinodavo, kur vis dėlto jį priskirti, ar prie lygiaplaukių, ar prie šiurkščiaplaukių. Vis tiek jisai toksai balta varna atrodydavo. Minėjote, kad šie šunys dabar dažnai yra laikomi daugiabučiuose, tai aišku, kad jau nebūtinai medžiotojai pasirenka šias veislės. Kaip manote, kuo žmonės sužavėjo, kuo tuos paprastus žmonės sužavėjo ši veislė? Na, iš tikrųjų, šie nedideli, raumeningi, sausi, lankstus ir judrus šuniukai yra šunis kaip turintis didelio šuns širdį ir protą ir drąsą. Ir dažnai renkasi tie žmonės, kurie galbūt negali turėti didelio šuns, o jisai kaip didelis šuo mažoje pakuotėje. Ir abiejų tų tipų Raselo terjerai yra kupini energijos ir judrumo, yra protingi ir sumanūs, pasižymi karštų temperamentų, bet ir atkaklių, nepriklausomų charakterių. Ir kaip ir dauguma terjerų, Raselo terjerai, jie yra užsispyrę, visada siekia savo tikslo, greit mokosi, bet klauso, vis dėlto tik tada, kai yra motyvuoti. Dėl nedidelio ūgio taip, juos yra patogu laikyti bute, tiek priemiestyje, tiek pasiimti kažkur į kelionę ar iškylą gamtoje. Bet šiaip Raselo terjerai yra pasiruošę gilios senatvės, pasiruošę veiklai, yra supratingi ir linksmi kompanionai. Ir savo ekscentrišku būdu jie priverčia įsimylėti bei likti neabejingus visus aplinkinius. Žmonės žavi jų sugebėjimas aukštai šokinėti, gaudyti skraidančias lėkštes, ar labai greitai vytis kamuolį, ar gaudyti pagaliuką. Ir tai iš tikrųjų yra dėka to stipraus medžioklinio instinkto, kuris vis dėlto yra jų kraujyje, nes būtent jis verčia juos nuolat kažką veikti, gaudyti, medžioti, persekioti. Ir su šiais šunimis yra įdomu, nes tai yra tikrai avantiūristai ir jie nuolat ieško naujų nuotykių, su jiems niekada nėra nuobodu. Jie mėgsta žmogaus draugiją ir šeimininkas jiems iš tikrųjų yra didelis autoritetas, jeigu ryšys su šunimi yra užmegztas teisingai ir šuo, ta prasme, negyvena to atskiro gyvenimo. Šiaip aišku, reikia nepamiršti apie būtinybę su jais pajudėti ir, ta prasme, būtinai reikia kažkokios veiklos suradimas savo augintiniui ir per ryšio stiprinimą ir bendras veiklas būtent tai ir ateina. Šiaip iš tų tokių irgi atsargumo, kad niekada negalima vis dėlto jų paleisti iš akiračio, nes, ta prasme, jie greitai kažkur tai gali susirasti savo veiklos savarankiškai, ypač kažkur tai laukuose ar miškuose. O šiaip vienas iš tokių mitų, kad jiems reikia nuolat judėti ir labai apkrauti dideliais krūviais, ne, vis dėlto teisingas receptas yra atrasti balansą tarp fizinės, protinės veiklos ir mokėjimo atsipalaiduoti, nes nuolat dirginami šunys vis dėlto gali tapti priklausomi nuo adrenalino ir sunkiau valdytis. Ir, tarkim, jie tokie gali tapti pernelyg neurotiški. Šiaip ne bėda, jeigu jūs ten nemedžiojat, bet jūs tiesiog privalot suvokti, kad koks yra tas jų temperamentas ir kad instinktai, kad vaikyti skatina, kieme ten ar kažkokį tai zuikį laukuose ar paukštį nuo žemės, vis dėlto verčia jo prigimtis. Nereikia šuns už to bausti arba pabandyti absoliučiai iš jo kažkaip eliminuoti tą medžioklinį instinktą. Nes jis būtent verčia šį mažą šunelį nuolat veikti, kažkom tai užsiimti. Aišku, dėl šitų instinktų ir dėl to tokio aktyvumo reikia vaikštinėjant toli judrių kelių, nepamiršti prisirišti augintinių, nes kažką tai pamatęs ir besivejant grobį, jis pamiršta atsargumą.
šiaip aišku, irgi iš tokių dalykų, kad dažnai klausia, kaip sutarė su kitais gyvūnais, ar galima turėti ar ne. Be abejo, jisai turėdamas tą medžioklinį instinktą gali pradėti medžioti. Ir tai vis dėlto reikėtų į tai atsižvelgti ir nesudaryti sąlygų jiems susidurti su mažais gyvūnais, turiu omeny kažkokius tai paukščiukus, žiurkėnus, žiurkes, jūros kiaulytes. Va, kas liečia katinus, tai supažindinus nuo mažumės įmanoma auginti drauge, bet be priežiūros vis dėlto palikti nerekomenduojama. Iš tikrųjų, katinas labiau priima gyvūną, šunį. Ir jeigu namuose jis jau yra ir priima šuniuką, tai mažas šuniukas tikrai susigyvens. Bet jau suaugusiam šuniui, ypač jeigu jo medžioklinis instinktas yra toksai stipriau išreikštas, vis dėlto atnešti mažą šuniuką ar kitą smulkų gyvūną yra rizikinga ir vis dėlto reikalauja labai didelio atsargumo. Bet aišku, reikia vertinti konkretaus šuns asmeninės savybės, nes pas vienus šitie dalykai labiau išreikšti, o pas kitus net ne taip stipriai. Kam, tarkim, dar nelabai tinka, kas turėtų vis dėlto pamastyti, apsvarstyti ir įvertinti, tai tarkim, jeigu jūs dirbate 10 valandų per parą ir šuniui ten galite skirti pusvalandį, tai vis dėlto gal atmeskite šiame gyvenimo etape auginti Russell terjerą, nes jiems reikalingi nemaži fiziniai krūviai, ilgesni pasivaikščiojimai ir protinė veikla, kad galėtų išlieti energiją, taisyklingai vystytis ir būtų palaikomas būtent užmegztas ryšys su šeimininku. Russell terjerai šiaip neblogai pasiduoda dresūrai ir turi įvairių gabumų, tai ne veltui mes juos tikrai pakankamai dažnai matom ir įvairiuose reklamose, ir filmuose, ir net parodomose dresūros programose, kaniterapijoje. Šiaip tikrai nemažai ir net ir iš mano veislyno šunų yra naudojama ir pasienio tarnybose, narkotikų bei sprogstamųjų medžiagų paieškose, tarkim ten oro uostuose, kur toksai mažas šuo, jisai nesukelia kažkokių tai didesnių baimių žmonėm, kai yra apžiūrimi ir tikrai toksai kaip variantas. O šiaip šiai dienai, jeigu anksčiau mes, tarkim, galėjom daugiau Džeko Russell terjerus lyginti ir toksai kaip bendrinis pavadinimas Vamaila iš filmo Kaukė, tai šiai dienai toksai jau ko gero daug ryškesnis ir žymesnis herojus, tai išminuotojas patronas, kuris atlieka tarnybą Ukrainos kare. Russell šiaip terjerai dabar labai dažnai naudojami ir klausiami paklausus agility bei kitam šunų sportui. Bet reikia vis dėlto pažymėti, kad dirbant su jais reikia kantrybės ir atkaklumo. Jeigu jie lengvai supranta, ko iš jo nori, bet, tarkim, tą užtvirtinti, tai jau šeimininko toksai išbandymas ir ne visada, tarkim, pasiseka iš jų kiekvieną kartą gauti tą tokį puikų rezultatą, net jeigu potencialas yra pakankamai toks didelis. Šiaip griežta dresūra ir muštras jiems dažniausiai netinka, ta prasme kažkoks toks tarnybinis, vis dėlto normos rezultato galima pasiekti tokiu tarpusavio supratimu, motyvavimu ir žaidimo forma. Ir jiems sunkiau yra išmokti to tokio betodariško paklusnumo, kur reikia didelių išlaikymų ar ten mechaninių komandų, nes, jiems per nuobodu. Jie tokie vis tiek daugiau improvizuoja, vieną dieną jisai ten puikiai daro, kitą dieną bus paskutiniai vietai. Tai šiaip jiems, aišku, reikalinga disciplina ir atitinkantis tonas, ko galima, ko negalima, nes neauklėtas Russellas iš tikrųjų gali būti didelė problema ir chuliganas. Ir tikrai toksai šuo, kuris atsiduria prieglaudoj būtent dėl savo charakterio. Nėra su juo užsiemama tinkamai. O šiaip impulsų kontrolė taip pat yra labai reikalinga abiejų šitų veislių šunim, nes jie yra gan reaktyvūs.
Ir šiaip, kaip bet kuris toks terjeras, vis dėlto tenka pripažinti, kad jie mėgsta pasipešti su kitais gentainiais ir dėl konkurencijos, ir dėl noro dominuoti, ir dėl pavydo, ar saugantamas resursus. Ta prasme, jie pakankamai greit užsiplėskė ir tos tokios kovos jų gali būti pakankamai pavojingos. Šiaip jie yra gan egoistiški ir žmogaus kompaniją vis dėlto vertina labiau nei kitų šunų ir dėl to, tarkim, didesniais būriais juos laikyti kyla keblumų, nes jie aiškinasi santykius tarp savęs, kiekvienas nori užimti tą tokią aukštesnę poziciją. Nors šiaip tikrai neretai šeimininkai neatsispiria norui turėti antrą raseliuką, nes tai tiesiog atrodo ir tam šuniui smagiau ir juos toks dvigubas džiaugsmas į juos žiūrėti, kai jie grupėmis daro visokias savo tas iškadas. Ir šiaip dažniausiai tokia praktika teigiama, bet vis dėlto daugiau negu 3 šunys jau yra tas toksai riba, kai jau tos šuns negalima palikti be priežiūros, nes jie gali ten tarpusavy pradėti aiškinti santykių, kas, kaip sakiau, yra gan pavojinga. Šiaip nuo mažens, kai bendrauja raselo terjeriukai su kitais šunim, vis dėlto jie yra daug draugiškesni ir tas toksai bendravimas su sutiktais kitais šunimis jis mažiau problematiškas, nes kartais šeimininkai turėdami savo šunį vengia su kitais bendrauti dėl būtent jo tokio priešiško požiūrio į kitus šunis. O šiaip, kai žaidžia su kitais, su kitų veislių šunim, jie nuvaro kitus kompanionus ir patys dar žiūri, su kuo čia dar susijęs, su kuom padūkus. Ir taip jie prieš kitus šunis jaučiasi tikrai dideli, tai yra tokie, na, sakyčiau, maži Napoleonai. Taip kad šiaip anksčiau darydavomės irgi tuos tokius Džeko Raselo terjerų ir Parsono Raselo terjerų susitikimus, ypač po didesnių parodų. Turėjom tokias tradicijas, bet kažkaip visą laiką ten neapsieidavo be muštynių ir aišku, kas kaip, kažkurie šunys paseno, išsivažinėjo, tai tos tokios tradicijos susitikti dideliais būriais dingo, bet šiaip 3-5 šunų kompanija pasilakstot kažkokiose atviresnėse erdvėse tikrai smagiai ir smagu juos stebėti, jiems tikrai tai suteikia džiaugsmo. Tai paminėjote filmą Kaukė. Ar toks filmas ir kiti panašūs filmai, kuriuose pakankamai svarbius vaidmenis atlieka tas pats Džeko Raselo terjeras, ar jie, kaip manote, ar jie turi įtakos veislės populiarumui? Iš tikrųjų taip. Savo laiku tai ko gero dažniausiai klausiant šuns buvo minimas šitas filmas, ko gero tai atėjo pažinimas, žmonių susidomėjimas, kad koksai čia tas šuo vaidino šitame filme ir tas toksai klausimas, ar turite šuniukų panašių į Mailą ir tarkim tas toksai vardas duodamas Mailai, jisai tikrai yra gan dažnas. Bet tekdavo žmonės nuvilti, kad vis dėlto tas herojus filmo, jisai su veislės standartu, su veislės etalonu vis dėlto pakankamai toli yra nuo jo, bet taip kažkokio tai to temperamento, charakterio galima tikėtis, bet be abejo tai yra šuo ir netgi kartais keli šunys, kurie atlieka tam tikrus vaidmenis, tad kažką turėti panašaus vis dėlto jiems irgi teks įdėti ir darbo. Ir kad ta prasme neturėtų tam tikrų lūkesčių, bet kad tie filmai ir pasirodymai tokiuose įvairiuose reklaminiuose dalykuose, kažkur tai ir socialinėje erdvėje be abejo veislės populiarumui tai prideda to žinomumo. Dabar, tarkim, ir princas Čarlzas su savo žmona, jie taip pat yra Džeko Raselo terjerų entuziastai, buvo galima netgi pamatyti pas Kamilą ant suknelės išsiuvinėtus Džeko Raselo terjerus.
Tai tarkim, jeigu, sakau, vat anksčiau tas toksai pagrindinis bendrinis žodis buvo Mailo ir su juo asocijuojama veislė, tai, kaip jau sakiau, patronas yra šių dienų herojus ir taip jis dabar irgi perkelia akis į karališką šeimą. Taip pat minėjote, jog šie šunys gali, jeigu nuo mažens pratinami, draugauti su kitais šunimis, kitais gyvūnais, o kaip yra su vaikais? Ar jie sutartų su mažais vaikais? Taip, iš tikrųjų, irgi pakankamai dažnai žmonės besiteiraudami šių šunų pamini, kad jie norėtų savo vaikui šuniuko ir tenka, tarkim, vis dėlto pasitikslinti, ar tai yra šuo perkamas vaikui, ar tai turėtų būti, renkasi jį tiesiog kaip šeimos šunį. Tai pirmu atveju tai nebūtų vis dėlto tinkamas sprendimas, ypač jeigu vaikas yra mažesnis. Šiaip vyresniem vaikams nuo 6 metų ir šiaip žmonėm, tarkim, turint tokį mėgstantiems aktyvų gyvenimo būdą, tai taip yra tai puikus, supratingas ir toks nenuilstantis kompanionas. Ir vaikai mėgsta šios veislės šunis, nes jie draugiški, judrus ir visada pasiruošę žaidimams, nes tai, ko gero, viena iš žaismingiausių veislių. Bet, tai yra ne žaisliukas. Be abejo, bet kuris šuo nėra žaisliukas, bet vis dėlto šių šunų su jaunesniais negu mokyklinio amžiaus vaikais vis dėlto be priežiūros palikti nereikėtų. Nes jie nors, gal ir kantrus, neturi tos tokios agresijos žmogui, bet ilgainiui tampami už ausų, uodegų, ar kentėdami nuo kitų, ypač labai mažiems vaikams būdingų tų tokių tyrinėjimo procedūrų, gali kaip ir dauguma kitų šunų gintis ir reaguoti reaktyviai, įkąsti, ar urgzti, nes tiesiog jie tokį elgesį priima kaip pavojų savo gyvybei ir nuo nemalonių tų pojūčių stengiasi išsisukti visais įmanomais būdais. Tuo labiau, kad ypač jeigu šuo kažkoks bailesnis, reaktyvesnis, tai tas resursų saugojimas, impulsyvumas, jisai, gali baigtis tokia netikėta ir neteisinga, grubia reakcija, staiga pasirodžiusi dirgiklį, o dantis jų yra tokie, kaip pas gerą aviganį, ir sužeisti iš tikrųjų gali rimtai. Tai aišku, duodam vaikams, šeimoms su vaikais rekomendacijas, kaip turėtų būti bendraujama su šuniukais ir neleisti tiem ypač mažiem šuniukam kandžiotis, ką jie mielai darytų su savo aštriais dantim. Ir reikia žiūrėti, nes ypač mažesni vaikai, kai yra, tai šuniukas gali savo judrumu, šokinėjimu išversti mažą vaiką iš kojų, o šis krisdamas susižeis. Ta prasme, tokios yra elementarios taisyklės, kad mažas vaikas ir šuo vis dėlto tik su suaugusio priežiūra, ir tai ne žaisliukas, ir vargu ar, tarkim, šitas toksai derinys pasiteisins. Ir ta prasme, gali mažas vaikas ir sužeisti, mažą šuniuką paėmęs netyčia, jisai kai yra judrus, išsprūsti, iškristi iš rankų. Tai va šituos dalykus reikia įvertinti. O šiaip, aišku, dar su vaikais, kas yra, jie kadangi tokie aktyvūs, visko nori, visur jie užlenda, viską ištraukia, tikrai nemažai ten tų ašarų praliejama, kai kokie vaiko žaislai paimami ir po pažeidimo, šuniuko pažeidimo, jie gali būti sugriaužti, sugadinti, suplėšyti. Tai tada vaikas supyksta, ten pradeda sakyti, koksai čia tas šuniukas blogas, nemyliu jo, ką mums jo reikėjo, jisai ten mano mylimųjų meškiukais akis iškabina. Tai dėl to suaugęs žmogus visada turi būti šalia, kad išvengti tų galimų konfliktų ir mokintų to tinkamo elgesio abu, tiek vaiką, tiek šunį. Nes jie tikrai šauniai sutarė su gerai besielgiančiais vaikais ir tikrai nemažai šeimų jaunų augina tiek Parsono, tiek Džeko Raselo terjerus, bet be abejo, jeigu vaikui yra leidžiama viskas, ta prasme, ten jisai gali ir piktai reaguoti, ar ten būna hiperaktyvūs vaikai ir jiems yra perkamas šuo,
Ir kai jisai pats tam pastoviai kažkur tai rėkia, dirgina ir kažkaip tai su tuo šunimi elgiasi netinkamai, tai tikrai geriau atsisakykit šitos minties dėl šito terjero, nes patirtis gali būti tokia neigiama. Ir tikrai pasitaiko tų atvejų, kad vienas iš atiduodamo ieškomos šeimos priežasčių, kad tai buvo šeima su mažais vaikais ir neįvertino tų savo galimybių žmonės. Na, labai išsamei pakalbėjote apie vaikus ir tikrai, manau, šeimininkai turėtų apsvarstyti šį svarbų faktorių. Ir iš tikrųjų yra gerai, kai veisėjas taip atsakingai tai žiūri ir, taip tariant, paprotina tuos šeimininkus. O jei kalbėsime apie sveikatą, gal galėtumėte papasakoti, kokios ligos dažniausiai pasitaiko šioje veislėje? Šiaip abidvi pastoriaus Raselo terjerų veislės, tiek Džeko, tiek Parsono Raselo terjerai yra laikomi viena sveikiausių veislių ir jiems neypatinga ten kažkokia tai ypatinga priežiūra ar dietų laikymasis. Tai dažniausiai visiems šeimininkams užtenka laiku paskiepyti, nukirminti ir tinkamai kokybiškai maitinti. Tai rodo ir jų tas amžiaus vidurkis, kad dažniausiai šie šunys gyvena 13-15 ir netgi turime kai kurių šunų, kurie net ir 18 metų išgyvena. Ir per tą savo gyvenimą jie tokių kažkokių tai rimtesnių sveikatos problemų neturėjo. Galbūt, tarkim, tokios, su kuriom susiduriama, tai dėl jų didesnio to tokio aktyvumo, ypač jaunesniame amžiuje, tai pasitaiko įvairaus pobūdžio tų traumų, sužeidimų, kažkur bėgo, susižeidė, tai nagą nusiplėšė, tai kažką nusipjovė, tai su kažkuo susimušė, kol jauni ypač būna su šuniukais, kad būna problemų ir net ir operacijų dėl sugraužtų ir prarytų daiktų. Kažko lauke užrijo netinkamo, ar šiaip netinkamo, nekokybiško maisto. Tai tokios dažnesnės problemos, dėl to visą laiką mes irgi rekomenduojam, ypač jauniems šunims įsigyti sveikatos tą tokį draudimą, kad tos jų ligos, jeigu būna tos problemos, jos būna pakankamai tokios jau rimtos ir gali reikalauti to tokio jau operacinio gydymo, kas liečia ypač traumas. O šiaip iš tokių kitų problemų kartais pasitaiko ten kelio girnelių ar akių problemų, ligų pasitaiko akmenligės, buvo keli kepenų šuntų atvejai. Šiaip, ir kaip baltakailės veislės būna nustatoma kartais alergijų, bet šiaip maistui jie nėra išrankus ir nedažnos, bet tokios rimtesnės iš paveldimų ligų, kas pasitaikė veislėje, tai katarakta, akies lęšiuko išnirimas, glaukoma, neurologinės ataksija, taip pat buvo kažkiek tai šunų operuota su Lego Calvé-Perteso liga, su displazija ir kurtumu. Tai nors mūsų veislėje nėra privaloma, bet vis dėlto patariama patikrinti veisiamų šunų akių ir kelio girnelių būklę. Prieš įsigijant šuniuką pasidomėti, ar tokie tyrimai buvo atlikti jų tėvams. Ir kai kurių ligų jau yra galimybė atlikti ir genetinius tyrimus, tai tokiu būdu identifikuojant statusą veisiame galima naudoti saugiai ir nešiotojus, nes jie, ta prasme, kliniškai yra sveiki ir auginti, tarkim, tiesiog kaip namų augintinį. Tai tokiu būdu kažkiek tai mes stengiamės išvengti tų tokių didesnių problemų, nors, kaip minėjau, jos nėra dažnos veislės. O dar jei grįšime prie parodų, minėjote, kad vis dėlto dabar tai jau ir parodose matoma veislė. Ar šuniukai būna dviejų skirtingų linijų, tai yra darbinių ir parodinių, ar vis dėlto tai yra, tiesiog terjeras? Iš tikrųjų, dabar darbinių linijų klubai, jie rengia savo atskiras parodas, bet dažniausiai tai nėra su
Tarptautinė kinologų federacija susijusios parodos. O kaip minėjau, tai yra dvi skirtingos veislės, jos yra teisėjaujamos atskirai. Ir šiai dienai tai pakankamai populiarios parodų rinkose veislės, šiek tiek kaip ir bendroje statistikoje gausesni būna Džeko Raselo terjerų ringai, tai net ir regioninėse parodose galima sutikti kažkur tai apie 30-20 šunų būna registruojama, tarptautinėse gali būti ir daugiau. Šiaip nėra rekomenduojama įsigyti ar ten tiek Parsono, tiek Džeko Raselo terjerą, nesvajojantis vien apie parodinės tas karjeras ir šlovę, nes iš tikrųjų nedažnai matom Džeko Raselo terjerus Best in Show pjedestaluose ar grupės laimėtojų ten tose prizinėse vietose, nes vis dėlto jiems sunku konkuruoti vienam ringe su išpuoselėtom dekoratyviniam veislėm ar gražų judesį turinčiais kurtais, tai vis dėlto yra tokios paprastos išvaizdos šunys ir kad jisai būtų efektingas jau, ta prasme, jis tikrai turi turėti jau tokią labai ryškią charizmą. Šiaip aišku, veislės viduje jau susidarė tie tokie labiau laimintis fenotipai ir tos linijos ir aišku, kaip ir visose veislėse atsiranda ir išraiškingesniam galvom, ilgesniais kaklais, su labiau išreikštais kampais, nei to reikalauja veislės funkcionalumas, o šiaip aišku atsiranda šunų ir su ilgesniu, labiau ten išpūstų, balintų kailių, ten, žodžiu, su tokiu perdėtinimu ir kartais netgi trūkumus užmaskuojančių grūmingų. Ir be abejo, su tokiais šunim ypač sunku konkuruoti lygiaplaukiams, kurie prieš juos atrodo lyg nuogi. Ir šiaip neretai, aš kadangi pati turiu daugiau lygiaplaukių šunų, tai neretai tenka išgirsti ir teisėjų kažkokius tai tokius komentarus, kad kaip čia dabar maždaug man čia reikia lyginti, nes jie žiūrisi pernelyg skirtingi, kad juos reikia teisėjauti atskirai, kaip aš minėjau. Bet šiai dienai techniškai vis dėlto nėra priimta sprendimų kažkaip tas veislės, ne veislės, būtent kailio tipų skirtingus teisėjauti atskirai. Tai šiai dienai, net anatomiškai tokių teisingų lygiaplaukių šunų savininkams vis dėlto tenka įdėti daug didesnės pastangas, jeigu jie turi siekį uždaryti čempiono titulą ar netgi kelių šalių. Ir šiaip parodose jų tikrai rodoma ir ženkliai mažiau, o didesnėse parodose aplamai tik vienetai. Tai tarkim, jeigu iš 300 šunų, ten jeigu bus 5 lygiaplaukiai, tai jau bus netgi didelis pasiekimas, o jeigu ten jis kažkokį tai rimtesnį titulą laimi, tai jau skaitom labai didelį tokį pasiekimą. Ir šiaip parodose iš tikrųjų yra tas toksai nusistovėjęs, kad dažniau matom baltus šunis su rudom dėmėm, o trispalviai ar juodadėmiai, kurie vis dėlto taip rečiau sutinkami, tai vis dėlto rodomi mažiau ir laimi dar rečiau. Tai aš pati asmeniškai tai tą tokią parodinę veiklą buvau įsitraukusi labiau anksčiau, važinėdavom per kitas šalis. Bet šiai dienai jau tokio azarto nebėra, nes iš tikrųjų tų mažai naujų veidų, vieni kitus jau pažįstam ir ta tokia anksčiau aktualiausia pažintinė dalis su kitais veisėjais vis dėlto dabar daugiau persikelia į virtualią erdvę ir jau truputį vis tiek tas toksai bendravimo būdas pasikeitė, daugiau žiūri linijas. Aišku, visada įdomu stebėti kažkokius tai internete europinių ar pasaulinių parodų ringus, bet vis dėlto tenka pripažinti, kad ten irgi yra vis dėlto tie patys veidai ir mažai naujovių. Šiaip mano pačios veisimo dauguma tų perspektyvesnių šuniukų išvyksta vis dėlto į užsienį, ne čia lieka.
Va, o šiaip imant bendrai, tai čempiono titulus įvairiose šalyse mano veisimo šunų, tai ir užsidarė ne mažiau ten 40-50 šunų. Iš tikrųjų, nevedžiau sąrašo, bet ta prasme, kas jau ten pradeda eiti per tas parodas, neblogai sekasi. Bet šiaip daugiau vis dėlto pas mus Lietuvoje, tai tiesiog kaip namų augintinis ar sportininkas. Tai va, tai šiaip apibendrinant tas toksai, kad tas šeimininkas, koksai renkasi tą šunį, jisai vis dėlto turi būti energingas, aktyvus, turintis humoro jausmą, bet vis dėlto ir tvirtą charakterį. Va, ir suprantantis to šuns prigimtį ir priimantis ją, tai tada be abejo jisai gali rinktis ar Parsono, ar Džeko Raselo terjerą ir mėgautis jo puikia kompanija ir to tokiu džiaugsmu, tom tokiam linksmom akimirkom, kurį šios veislės šuo tikrai suteiks. Tai tikrai šuo nėra kiekvienam, bet jis yra vis dėlto unikalus. Ir kas jau susipažino su šita veisle, tai jau jos nebesumaišys su jokia kita, kad ir koks tas būtų tipas Džeko Raselo terjero ar Parsono Raselo. Tai apibendrinimui gal tokį anekdotą, kas irgi, tarkim, kažkiek charakterizuoja šias veisles, tai Rotveileris, Korgis ir Džeko Raselo terjeras mirė ir stovi priešais Dievą, prieš įėjimo į dangaus karalystę. Dievas klausė visų trijų, tai kuo tu tiki? Rotveileris sako, aš tikiu disciplina, dresūra ir ištikimybė šeimininkui. Gerai, sako Dievas, atsisėskite man iš dešinės. Korgi, o tu kuo tiki? Irgi klausė Dievas. Korgis atsako, aš tikiu šeimininko meilę ir rūpesčių ir taika pasaulyje. Tarė Dievas, tu gali atsisėsti mano kairiai pusėje. Tada pažvelgė į Džeko Raselo terjerą ir klausė, o tu kuo tiki? Džeko Raselo terjeras stovėjo, žiūrėjo jį ir atsakė, aš tikiu, kad tu sėdi mano vietoje. Čia turbūt daugumai terjerų labai tinkantis anekdotas. Na taip, ko gero tai yra tas toksai savęs mylėjimas yra jų išskirtinis bruožas, kas liečia terjerus. Tai nuoširdus ačiū Lietuvos kinologų draugijos veisėjai Inesai už skirtą laiką, žinias ir patirtį. Na ir ačiū visiems besidomintiems apie jomis ar bent vieną iš šių veislių. Ir mes labai kviečiame palikti komentarus, ar šis pokalbis jums buvo naudingas, arba apie kurią veislę norėtumėte išgirsti toliau. Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda linki visiems Džeko Raselo ir Parsono Raselo terjero augintojams kuo didžiausios sėkmės. Iki kitų susitikimų. Iki.